Sveiki, visi prisijungę prie laidos. Šiandieną turim jums naujieną su Richardu. Richardas sveikas. Sveiki, E, sveiki, Robertai. Čia mano kanale pagrindė žmonės įpratę buvo per tos porą metų, ypatingai pastaruoju metu, kada taryba atsirado, tai politika, politika, politika. Aš aišku, žinai, žmonės neklauso įdėmiai kitų temų, kaip saviugda, sportas ten ar dar kažkas, reikia politikos pagrindė, kad būtų peržiūros. Tai mes su Richardu sugalvojom, kad trūksta sveiko proto laidų apie krepšinį. Ir sakom, pateiksim jums, pabandysim papliurpti apie krepšinį, pašnekėti, ką mes matom, kaip kas, gal ir pavyks mūsų šitas projektėlis. Tai Facebook'e Richardas turi naujai paleistą puslapėlį Nuogas krepšinis. Tai ir mes tikriausiai taip pasivadinsim, kad nuogo krepšinio dienoraštis. Tai kas nežinot, gal net pažįstat Richardą, čia yra žmogus, kuris buvo influenceris prieš tai dar, kai influenceriai atsirado, ne, galima taip sakyti. Jeigu pamenat, būdavo tos laidos kaip Benski Show, ar ne, visas tas ciklas, ir ten būdavo kalbos pirtelė. Tai vat Richardas tos kalbos pirtelės herojus ten būdavo, tai pabandykit prisiminti, kas iš to amžiaus, kas mūsų čia žiūrovai tam kanale tikrai turėtumėte atminti, jeigu žiūrėdavo tas laidas. Tai va, tai Richardai, šokam tada į vakarykštį Londoną. Varžybos, tiesas pasakysiu taip, kad aš trečio vidury užmigau, beigulėdamas, atsibudau ketvirto gale. Atsibudau pačiu laiku, ten mačiau kažkas irgi rašė komentarą, kad atsibudau nei per vėlai, nei per anksti, žinai, pačiu laiku. Tai ir aš atsibudau keliom minutėm likusi, žiūriu, taip ir nepasivijo. Ir po to aš pavadinčiau šiandien su vienu draugu iš Kauno, tai trumpai persirašym, aš tai pavadinčiau vis dėlto Kurčio efektą. Man atrodo, kad tai buvo Kurtinaičio, nes kitas bet koks treneris iš jaunesnių, nepatyrus, ten nenoriu sakyti, koks Šaras, gal aš iš lietuvių kalbu, ne. Tu reguliuotų komandą iki paskutinės sekundės dalių atidirbti. Tai kuo aš džiaugiuosi, kad yra Kurtinaitis treneris, tai va dėl šito vakarykščio pabaigos visos epizodo, nes kiti treneriai aš netikiu, kad išspaustų iš komandos. Na, tai tų kitų trenerių išskyrus Šarą tai praktiškai ir nėra. Nu ką, buvo Moskvytis, mes matėm, kad Moskvytis ten pernelyg kažko nenuveikė. Gal jam buvo dar per anksti, gal jis buvo dar neprisirpęs, kaip sakant, neprinokęs kaip treneris, dabar jisai padirbs asistentų pas Šarą. Ir kai kurios dalykus pamatys kitaip ir kai grįš atgal gal į vyrtrenerio kėdę, tai labai tikėtina, kad jisai gali būti ir kitoks, bet iki šiol tai išskyrus Šarą, aš nematau, ką čia ką jie pastatytų trenerių, jeigu nebūtų Kurtinaičio, jeigu nebūtų pasisiūlęs Kurtinaičio. Ne, tai iš lietuvių, mūsiškiai labai užsispyrė, kad čia tik tai lietuvis turi būti treneris. Nežinau, tai gerai ir blogai, čia kita tema visai, bet mūsiškiai užsispyrė, kad turi būti lietuvis. Ir kas tų lietuvių yra, kurie gali? Tai vienas dalykas, jie dirba klubuose. Kitas dalykas, kai treneris sėdi ant dviejų arklių, tai ne šis, nei tas gausit. O Kurtinaitis, jisai tikrai, šiandien skaičiau iš jo ten, ką ten su juo kalbėjo po rungtynių, tai jo sako, aš esu ten nuo to kirpimo. Ir man kažkaip noris atiduoti duoklę. Tėvynė iš manęs padarė, man padėjo tapti to, ko aš esu. Ir aš manau, kad... Jaučiu pareigą. Tai, gražinti tą, kaip vaikai grąžina tėvams, ar ne? Geri vaikai tėvams grąžina. Aišku, gerų vaikų, gerų tėvų vis mažėja. Taip. Tai ir tos gražos mažėja. Jo, apie pačias rungtynės vakarykštės, tai, rungtynės, tai buvo liūdnas, tu neveltui užmigai. Aš neužmigau, aš galvoju irgi, išjungt gal eit miegoti irgi, bet paskui kažkaip likau sėdėti. Nuobodžios rungtynės, prastos rungtynės, krepšinio lygis prastas. Čia grįšiu aš iš tikrųjų į tą vietą apie ką tik praėjusį Europos čempionatą. Jau klausė Šarūno Jasikevičiaus, ar ne, kaip jums patiko čempionatas, ką sako, galiu pasakyti, kad lygis buvo krepšinio prastas.
Ir čia Europos čempionatas, ne kokias nors Taip, langas. O jau kur susirinko komandos, kurios ten dirbo, ruošėsi bent jau ten 2 taip, savaitės. nu taip, taip, ne 2 Bet dienas. per tiek laiko nieko tu neišspausi, vienas dalykas. Antras, kur klubai dirba kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną matosi, kiekvieną dieną atidirbinėja tos dalykus, kiekvieną dieną taiso klaidas. Ką tu gali per tas 2 savaitės tam padaryti, ar per mėnesį, net ne per mėnesį. Tai va, tai mums čia aišku, žinai, mes gyvenam vartojimo tokioj visuomeniai, kur iš visko daromos sensacijos, užsimerkiama į taip, kaip iš tikrųjų yra. O Šaras pasakė tiesiai, krepšinio lygis buvo prastas. Ir aš, pavyzdžiui, irgi iš tų labai mažai žiūriu, iš tikrųjų rinkinio aš mažai žiūriu, nes, ne tas krepšinis. Nu taip, nekabina. NBA yra kitas kraštutinumas, ten jie vaikšto, jie ten kaifuoja, žinai, 1 prieš 1 žaidžia, žinai, daro šou. O čia tai toks, kaimo krepšinis. Paprastai kalbant, kaimo krepšinis. Ir kas susirinko į tą rinktinę? Surinko, ką galėjo. Taip. Surinko, ką galėjo, surinko pusę velnio visai tam tą komandą. Nieko daugiau negalėjo. Nedaug ką turi, jo, ten vieną kitą, gali Grigonio pasigesti, gali ten dar kokią... Jo, bet žinai, iš lygos jų ten nepaleidžia. Vienas dalykas... Turiu omeny dabar, aš apie vasarą. Jie yra perkrauti. Kita vertus, tu paimk lietuvis, kurie lošia Eurolygai. Kas iš jų yra pagrindiniai žaidėjai savo komandos? Kas? Dabar Žalgiryje, galima sakyti, tokių po trupučiuką tampa tubelis. Po trupučiuką tampa tokių tubelis. Gali jisai tokių ir taps. O kas dar iš lietuvių? Grigonis sėdė ant galo solo, ten Panathinaikose, bet jį laiko, jo netinėja, reiškia tik jo, ne? Žinai, Dekerskis turi savo tokią stiprią rolę, sakykime. Dekerskis turi, bet pažiūrėk, aš irgi tikėjausi, kai žaidė su Baskonija, aš tikėjausi, kad jis ten bus starte. Jis net nestartė lošia. Starte lošia Latvis, Kurucas. Ir Kurucas lošia daug daugiau minučių už Dekerskį ir tikrai geriau, nieko mūsiškis dėja, nesulošita. Stebuklingai. Kas dar? Žalgiriečiai, Sirvidis sėdė ant bankės, tam pačiam Žalgirį ten nieko nepadaro. Uljanovas, sakytum, dar kiek daugiau. Uljanovas jau supranti, jisai, irgi, kiek galima jo ant 2 arklių, žinai. Jeigu jisai amžiui yra, jau amžiui, tai ką ten šios spaut. Jisai dar tam Žalgirį, bet jisai irgi ten joks nepagrindinis. Taip, ne. Jau jie į rinktinę, nei Butkevičius, nei Ulanovas, nei vienas nesiveržia. Nes kaulai tai ir sąnariai tai yra nevaldiški, ne? Alga, kas jie moka algą? Jie nueis į rinktinę ten nuovargio fone, pasigaus traumų ir paskui gydysis visą, ne, sezoną. Ar jie mokės kas nors algą? Nutrauks kontraktą, sakys, ką kabra. Fanai buvo, jūs geri bachūrai, bet, taip jau gavosi. Čia yra... Klubo tikslai kiti, jo. Nieko asmeniško, tik tai biznis, ar ne? Jo, tai jie visi galvoja, kad ir tas pats tubelis. Jaunas bachūras jis gali dar už tą rinkinį aišku sužaist, bet tikrai jis yra pervargęs. Kas pasakė treneris Žalgirio Masiulis, visą vasarą arė ten, ne, bet štai buvo sezonas ilgas, dabar atėjo į Žalgirį, vėl varo, ir dar čia per tą pauzę, kai galėtų pasilsėti, biškį pasiremontuos, vėl atgal čia varyti. Čia, žinai, gali sakyti kaip nori, matai, yra kitas dalykas karma, ne? Toks dalykas, mistinis. Tu gali, žinai, saugotis nuo tų traumų, bet jeigu tau lemta, jeigu tu, atvirai sakant, su karma elgsies taip kaip su šliundra kokia, tai jinai tau irgi duos grąžos. Tu gali slapstytis nuo visko, bėgti nuo savo problemų, bet niekur tu nepabėgsi. Gali būti, kad tu nežaisi ten toj rinktinė, o traumų pasigausi treniruotėj. Labai sėkmingai pačioj treniruotėj gali, kaip dabar tas Gosas, ne? Iškirtinėja pastoviai. Kur jisai tas traumas? Treniruotėse pasigavo. Nes jie treniruotėse tai geri, jiems reikia ilgai. Jeigu jie nears treniruotėse, jeigu jie ten nekariaus, nesistumdys, kaip sakydavo Šaras, nesilūps, tai ar jie staiga rungtynėse pradės lūptis? Nepradės. Jie geri, tikri krepšininkai turi iš treniruotės išėti su fingalais po akim. Taip. Aiškiai, jie treniravosi, jie kalėsi, jie normaliai dirbo. Tai va.
O jo, tai apie vakar mačą, tai sakau, jis buvo nuobodus, bet, pabaiga tai kosminė. Pabaiga kosminė, jau sako, į trejetuką pasaulio buvo Taip, Reggie Miller. Mes aš sakyčiau, neatsimenam Reggie Millerį, aš bent jau atsimenu aš ne Reggie Reggie Miller. Millerį irgi, tik tai atsimenu, Aš va to dabar Tracy prieš McGrady laidą, neatsimenu. aš įsijungiau McGrady prieš Sparsus, įsijungiau ir per 36, ten 33 sekundės 13 sukratė, jis irgi panašiai. Jo, bet per 30 sekundžių, čia per 9. Per 9. Praktiškai vienam metimui jis turėjo 3 sekundės. Tai dar tas metimą reikėjo persvaryti per aikštę ir pataikyti. Jo. Taip. Ir dar, aišku, reikėjo klaidos. Anglų klaidos, čia gynyba. Čia gynyba, kažkiek nervai patirties nėra pas jos, vis tiek ne to lygio komanda. Ir kitas dalykas, supranti, jeigu Reggie Milleris buvo snaiperis vienas geriausių, visų laikų, tai Sargiūnas tikrai nesnaiperis. Aš šiandien pažiūrėjau jo procentus tritaškių, tai ten, jeigu jis tempia kokias rungtynės 40 padaro procentą, tai jau čia super. O šiaip pasiekė 32-34 procentus taikymas rytus. O vakar jis ten pabaigė padarė kaip Reggie Milleris. Karštas buvo labai. Vaikas Bachuras sako po varžybų, nesitikėjau tą paskui, išleidau, iš kur išleido ir kokioje situacijoje, ir jis taip neišsidėstęs toks. Bet jau užsidegęs buvau. Paskutinį tai ten šis, pažiūrėjau, kosminis metimas, ten tik tai centrą perėjo ir iš karto tokį ten atsikratė, to kamuolio ko greičiau. Dar ten buvo to laiko, žinai, dar tą sekundę buvo arčiau atrodo, bet jau, tiesiog, žinai, čia pojūčiai, čia yra vidiniai ir tiek ir nuojauta, tiek ir kas rankelę užkaitusi tuo metu paleido. Jo, rankelė. Metimas yra toks dalykas, kur tu kilogramais nepasversi, sekundėm nepasversi, čia tokie nematomi dalykai. Tavo akių ryšys su krepšiu, tavo širdies ryšys su krepšiu. Riešo pojūtis. Taip. Nes kitą dieną būna. Yra žmonės, kurie turi klasišką metimą pagal techniką. Taip, yra kitų minkštas. Bet nepataiko. Taip, toks Kalnietis čia po to neveikia dar, žinai. Toks buvo žvaigždė visų ten labai mylimas Mantas Kalnietis. Aš niekad jo nelaikiau gerų krepšininkų, bus nepopuliarus. Ką jisai išmokė, jis ant pabaigoje karjeros jau darydavo ten po 9 asistus, ten po 7, bet jo pasai skirtingai nuo Šaro, kokie buvo pasai. Šaras viską darydavo įgojus, nestabdydamas viską atlikdavo. Labai dažnai į vieną pusę žiūri, kitą pusę pasą daro. Kalnietis visai kitaip, jisai sustoja, apsidairo. Kažkas išlenda ten, taip, devinukas, kažkas kažkur išlenda. Čia visai kitas lygis, visai kitas žaidimas. Ir Kalnietis turėjo metimą, technišką, labai technišką metimą, bet pataikymas buvo apie 30%. Tik tai ką aš buvau pastebėjęs su laiku, atsimenu, dar pas tave kavinėje, žinai, krepšinis rinktinė kažkas ir nepataiko ir kažkas iš ten kitų žiūrinčių, tas Kalnietis. Ir aš jam sakau, palauk, ant galo, kai reikės, blemba, kalnas, kada reikia. Jo, čia yra kitas momentas, kaip ir Sargiūnas. Taip gerai, kaip ir Sargiūnas. Tie tokie žaidėjai, kurie turi, kaip sako, kiaušinius, ar ne? Jo. Nebijo, ir čia yra skiriasi geri žaidėjai nuo to, čia yra dvasios tavo stiprumo. Tu nebijai rizikuoti, tu nepataikai, tu nebijai rizikuoti ir meti. Prisimti ant savęs, žinai. Ir tai atsiperka, jeigu tu drąsus esi, drąsa visą laiką atsiperka. Ir dėl ko, sakau, mūsiškai dėl ko laimėjo, būtent dėl tos drąsos. Ir Kurtinaitis, tu teisingai sakei, kad kitas treneris turbūt nebūtų radęs vaistų. O jisai viską užkrovė ant Sargiūno. Tu sako, davai varyk, viskas, pamiršo visus kitus žaidėjus, davė jam kamuolį, bet 3 kartus jisai iš eilės taip sulušė, ten fantastika. Jo, matai, dar Kurtis pasakė, kad kaip jis per tą ilgai, ne tokį ilgai, ten 15 minučių tą interviu, jisai po varžybų sako, aš vyram pasakiau, dar 1,5 ten ar 2 minutės buvo likusios, dar niekas nesibaigė, jūs čia nepradėkit jau viskas, sako, dar mes turim laiko, dar dirbkim, dar, sako, svarbu, nepaleisti iki galo jų ir pasirodo, kad kai patys dirbo, stengiasi, spaudė, aišku, ta klaida Anglo, kur Sargiūnui rankas nukrito, Sargiūnas net
nuo žmogaus buvo iš tikrųjų, bet jam per aukštą. Ten, vat vėlgi, aš atsiminsiu kokią nors Tireikos klaidą, kai mes gavom pasnė sekundę Žalgiris Eurolygo ir kur tą metimą ten per visą aikštę nuo Makabi. Nu, Makabi, nesireikia. Man atrodo, nes ką norėjau pasakyti, man atrodo, kad nesireikia buvo, nes aš labai pykdavau, jis nesimokydavo iš to klaidų. Dabar stovėjo Masiulis, trukdė išsimesti. Tai taip, tu pastatai medį aukštą su ilgom šakom, kad nematy, o tada ten tam Šarpui išmetė kažkas kitas. Jo, Šarpui permetė ir Šarpas paleido troją. Bet, ta prasme, trukdė, tai mažas kažkoks gynėjas. Tu pastatyk patį aukščiausiai išsimesti, trukdyti, dargi negalėdavai vaikščioti už linijos. Tai, vienu žodžiu, ta prasme, čia yra treneris, kuris turi tiek patirties, jis kiekvieną detalę sudėliojo kaip reikėjo. O tada jau dar ir sėkmė nusišypsojo ir nukrito tas... Ne, sėkmė, aišku, čia iš tikrųjų mes laimėjom praloštas rungtynės. Taip. Mes laimėjom rungtynės, kurias buvom pralošę. Ten iš tikrųjų ne mes buvom verti pergalę. Taip, treneris. Bet laimi tie, kurie geresni. Taip. Anglų treneris pasakė, iš 199 tokias laimėtume. Taip. Jo, tas anglų treneris ten irgi, žinai, jisai turbūt Lietuvoje net darbo negautų kokiam LKL, žinai. LKL, kur nors. Jisai menkas autoritetas, bet faktas tas, kad, jo, teisingai pasakė Rimas, sako, jie išsaugo visus 10 žaidėjų iš Europos čempionato, o pas mus 4 iš tų, žinai, 12. Kiti visi nauji, visiems, tai, o kiek jie turėjo treniruočių? Taip, 2 treniruotės, Tai 2 treniruotės, tai kokią taktiką ten tas A, B, C ir viskas. Turėjo Jakubaitį, turėjo Valančiūną. Dabar neturi nei to neturėjo. Aišku, Sargiūnas jau ir čempę vieną kitą momentą parodė, žyptelė, kad gali, kad turi potencialą. Aš nežinau. Epizodinio, aišku. Epizodinio. Matai, nėra. Iš tikrųjų, ką norim tą sakykim, šitie žaidėjai nėra elitinio lygio. Nei Sargiūnas, nei Sirvidis galų gale. Sakau, Tubelis jau pabiškai eina į tą. Dėl to Rimas jo ir labai nori. Tubelis jau iš tų lietuvių eina, kur jau galbūt jisai taps tokių Eurolygos komandos pagrindinės sudėties žaidėjų. Bet, gerai, kitų neišleido. Ten, sakykime, Brazdeikis būtų reikalingas. Taip. O daugiau ką? Aišku, jie geresni. Ir Grigonis ten, sakyčiau, geresnis ten už tos, kurie dabar, už ten visokius, kas ten, atakuojančiais gynėjais. Bieliauską paėmė. Ar Bieliauską, ar tas kitas, kur buvo irgi... Vilnietis iš Ryto, jo. Jo, aš irgi pakibo dabar. Gudaitis apie jį sakė, kad sako, tas šaukė, kad Timako reikėtų. Jo, tai jie yra LKL žaidėjai. Taip. Ir tai ne lyderiai LKL. Tai ką čia norėti? Šitas pats Roką Giedraitį įdėk ar dar kažką į tokias varžybas, jie išsiskirs. Nors iš paskutiniai rinktiniai Rokui, sunkiau vietos buvo atrasti, ne? O šiaip, kaip snaiperis. Jo nuvažiavo, iš tikrųjų, jo traukinys nuvažiavo, jisai, kai jaunesnis buvo, jisai jo neišnaudojo rinktinė, aš manau, jį turėjo išnaudoti, kai jisai buvo pike. O jau dabar Rimas paėmė jį už tai, kad jisai kažkada buvo pike. Ir nebuvo labai ką paimti kitą. Vis tiek rankelę turi, žinai, jis tą rankelę iš tų kampų savo. Tik tiek, kad, matai, ta rankelė yra, kai tu sensti, kartais jinai pradeda drebėti, žinai, ten tų kažkų. Taip, kai mažiau, žinai, kitam reikia daug žaisti, kad gerai žaisti. Ne kiekvienas gali trumpai gavęs 8 minutės, 7 minutės, sulošti, kitam reikia 20 minučių ir tada jis ir tada užsiaus. Tai nieko, neblogai, viskas gerai, žinai, aš sakau, džiaugiuosi, žiauriai džiaugiausi, kad Kurtį pastatė. Neturim daugiau, čia reikia dėkoti jam, kad jis tik būtų dar, kad ir 5 metus, aišku, puls tik tai bus kažkas ne taip ant jo, čia, žinai, jis yra pasakęs. Kiek nebejoju, kad jie dabar visi, kur Krikštavo čia demonstravo, kaip jie džiaugiasi, ten Rajauskas ten su to Šuliausku, ne, kaip jie ten Krikštavo, jeigu būtų nepataikęs to metimo. Būtų pylę. Kaip jie būtų pylę.
Būtų žiauriai Kokie pylę. durniai, kaip jie čia nesurinko žaidėjų, kaip čia jie tą padarė, kaip ne to žaidėjus išleido. Taktika neparuošta, deriniai neišpildyti Taip, ir visą taip, kitą. Jo, taip, jo. taip. Jo, Jo, jie tai turi žinai, patys gudriausiai. Bet kurį iš jų pastatyk vyr trenerių, tai Hebra jam šikna išspardės už 5 minučių. taip, Sakyt, tai ką tu čia atėjai? Ką tai tu čia atėjai? pažiūrėkim, jo, O jie jo, ten tai, tokius astus ir ekspertus vadina, juokas ima. Jie ateitų į salę, nežinotų, ką daryti. jo, tai supranti, Ir niekas jų tas, neklausytų visai. paimkim, Juokas. tas Maskvytis buvo šioks toks savo tam rate autoritetas, bet čia užžiek Žalgirė, kur jau ir Ulanovas jo nebeklausė. Adomaitis buvo už vairo, nu žaidėjas, autoritetas, Eurolygos čempionas, ne Europos, čia turink ne... Bet kada treneriu tu esi visai kitam lygmenį, kitoj dimensijai, tu vat kurtis, nu ką, kas nors, ir dar aišku pasiėmė pačias, žinai, šalia, nu ką tu dar Aš to Kleizą sėdi pasakysiu, žinai, suolo gale. kai pagalvojau, aš pertrauksiu tave, žinai, kad Jo, jo. nepamirščiau, žinai, Pačėsas, tai vat būtent tokius kiaušus turėjo, kokius dabar demonstruoja Sargiūnas. Pačėsas Irgi buvo nebuvo. lygiai toks krepšininkas. Naglas, nieko nebijantis visiškai, keurą Nors- einantis. Ir jis iš Nors to tikrųjų, talento ypatingo neturėjo, ten, bet žinau, jisai buvo Bet jis- fiziškai labai stiprus. jis Šoklus, baksioras. boksioras pats tikriausias. Jo, Nu, jis nu, laisvai pasiboksuotų, žinok, išeitų į ringą, tai tokiam Džeki Paului įkaltų į kuprą jaučiu. Iš Garantuotas. nosis viską pasako, žinai, Tom. Jo, Jo, tai žinai, Pačėsas ir jisai, tarp kitko, tritaškių konkursą Lietuvo LKL dalyvavo, antrą vietą užėmė. Tai metimą jisai turėjo. Tik tiek, kad jis buvo toksai, matai, nei žaidėjas, nei takojantis gynėjas, toksai kombo, žinai. Bet dabar tokių žaidėjų irgi pakankamai daug, supranti. Jo, matai, ten kokiu laiku, tai dabar kombo ir tik ir nori visi per 3 pozicijas, per 2 pozicijas, tai kad būtų dabar Eurolygai metro šiam, koks šitas buvo, iš kiek ūgio buvo iš Baskonijos, metros 7,2, ar ten kiek jau ūgis tas mažiukas, ar Baskonijos, ar kurio čia buvo dabar. Ar Šoltas mažas, supranti, jo Nu, šoltas. Tai aš, žinai, aš tebeturiu dar tokią gilę nuoskaudą iš savo jaunystės, vaikystės, mano ūgio 1,8 m, tų kelių centimetrų, tais laikais niekas nežiūrėdavo, kad tu gali žaisti. Ne, neturi 9, net į gardų komandą, jokai nekvies. Tu pažiūrėk dabar, čia buvo vienu metu tokia mada, kad tu ten, sakykim, Luko Lekavičių nestatė vien dėl to, kad per jį maždaug hebrais. O pažiūrėk, kaip dabar, kiek tose komandose tokių mažesnių. Bet ir tas mūsų Francisko. Tai jisai ką, tu nužluka porą centimetrų aukštesnis. Taip, tai čia, žinai, trenerių išmintis. Randas sprendimų, kaip tą, žinai, kompensuoti. Būna ir klaidų. Tai čia, žinai, kas nedirba, tas neklysta. Tai čia nėra kalbos. Tai ką, nuo rinktinės gal šokam tada prie... Jo, irgi norėjau sakyti, vis tiek jau palėtėme Eurolygą, nu ir ką, ir banguoja tas žalgiriukas, pradėjo stebuklingai sezoną, po to, aišku, atėjo realybė, perskaitė komandą, matai, prasidėjo kova, dabar... Vienas dalykas, aišku, pradėjo rimtai skautinti, žinai, jo, kas čia vyksta. Ir biškai prispaudė tos žmonės pas mus, kurie daro visą, verda visą tą, žaidimą. Į žaidėjus prispaudė ir paaiškėjo, kad išskyrus juos nelabai kas yra. Tai dabar pabiškai Vraitas jau ten sipaišo ir Tubelis. O tuo metu ir Brazdeika nebuvo, ir Vinis irgi tuščias. Viskas, nėra kam žaisti. Butkevičius, įsivaizduoja, lošia prieš ką ten, prieš italus kažkurios. Kai Butkevičius ten kosmosą mėtė. Jis nemetikas visiškas. Taip. O mėtė ten 6 iš 6, man atrodo, trajekus pataikė. Per pusę. Bet čia laimėti dėl to, čia, grinai, fuksnis laimėjo. Vakar iš tikrųjų tą rinkinį irgi laimėjo per fuksą. Taip, čia nėra. Laimėjo per fuksą. Tokius 3 metimus pataikyti, per 9 sekundės. Tai labas rytas, kai mes kalbėjom, istorijai buvo 2 kartai. Realiai Redžių Milleris ir dabar Sargiūnas. Gal ten kokį kaimo lygoj, kur mes nieko nežinom.
Tai jo, būdavo. ne tas vis Jo. tiek. Bet tokie dalykai vadinami fuksais. Tai nėra, supranti, dėsningumas. Nu Kaip taip, čia nėra darbas įdėt. Sargiūnas 5 iš 10 rungtynių savo metą tokį padaro rezultatą. Kad ir 3 iš 10. Tai 100 nepadaro, supranti, jis padaro išvis, ne tik Sargiūnas. Niekas nepadaro. Nu taip, o to labiau Butkevičius. Reggie Milleris ir jisai. Niekas nepadaro tokių dalykų. Nu tai ar tai vadinti dėsningumą, ar jie laimėjo dėsningai, laimėjo per fuksą. Tai va, tai ir tos kitos komandos, supranti, kur laimi kartais irgi atsitinka, kad laimi per fuksą. Aš rašiau, apie Eurolygą rašiau, supranti, paskutinę tokią apžvalgėlę, nežinau, žmonės ten perskaitė, pabandžiau biški šitaip, paviršutiniškai pakankamai perėti komandas, kurios už mus Žalgirį stipresnės ar silpnesnės. Tai gavosi taip, kad, atradau, kad stipresnės tikrai yra bent jau 7 sudėties prasme, o silpnesnė tai gal tik viena. Tas Asvėlas, kur neaišku, ką jis veikia Eurolygoj, supranti. O kitos tai gali būti, žinai, vieną dieną taip, kitą dieną taip. Šitą Eurolyga, kur, bet ir dar netėjo laikas lemiamoms kovoms. Bet sakau, aš nustebęs, kaip jie kalasi kiekvienose rungtynės. Ne, čia jau neatimsi, jau išspaudžia irgi, štabas išspaudžia, tikrai. Visą Eurolygą kalasi, kaip kalasi, pažiūri bet kurias rungtynės, atrodo, kad finalas vyksta. Aš žiūrėjau, sakykime, aš dabar kelis kartus žiūrėjau, kaip Zvezda atrodo. Lošė ten Dubajui, mačiau tos rungtynės, paskui dar ten, neatsimenu su ko. Su Monako mačiau, kaip lošė savo aikštėj. Dabar paskutinės rungtynės žaidė prieš Olympiakosą. Ką tu, kaip eiktų ten, tarsi finalas vyktų. Dėl kiekvieno kamulio kontaktas aфиgenas, stumdosi ten, žinai, ten teisėjams žiauriai sunkus darbas iš tikrųjų, bet tai čia ne tik tai jie. Taip, graži Eurolyga, gražu žiūrėti, iš tikrųjų, malonu žiūrėti yra. Tai va, liūdna būtų, jeigu čia ateitų tas NBA projektas ir jie padarytų tokį patį pasivaikščiojimo krepšinį, koks yra NBA, žinai. Pinigais užmėtis, jeigu jo. Jo, jeigu jie čia, žinai, sukurs tokį projektą, kur čia, žinai, visi vaikščios, tai dabar Eurolyga, girdėjom turbūt, kad jau Jūnas kalbėjo, kad formatą galvoja keisti. Jau prato, kad gal per daug rungtynių lošia, tos dvigubos savaitės jau nėra kur daugiau kištų rungtynių. Taip. Vieną savaitę normaliai kitas dvigubą, o dar jisai lošia savo čempionatą. Dar taip, per 2 savaitės gaunasi po 5 varžybas. Kūnas tavo sąnariai neguminiai. Tu galėjai uždirbti ten 5 milijonus, bet kūnas tavo pasakys, man pofik, tai tavo 5 milijonai, aš nepabėgu. Aš negaliu atsikelti iš povo. Ir vis, už 5 milijonus ką tau batareikai užpakalį įkiš. Kokią sudėtį turi klubas turėti, ne? Kad kiek tu žaidėjų turi turėti, kad taip tempti, kad kaip bet jie turi būti NBA dukterinė lyga tenai iš ten. Jie turi būti lygiaverčiai, turės tokių žaidėjų, kurie nepalošia, tai tu kas jos pataupysi, žinai, vienus pataupysi, kitus išleisi, jie praloš. Negali būti lygiaverčiai, žinai, žaidėjai. Jo, tai bet, grįžtant prie pačio Žalgirio, kaip tau visas vaizdas, kaip tau, pradėkim nuo trenerio, ne, kuris realiai, ne, ten vyr trenerių dirbo tik prie vaikų, ne, išvažiuodamas su Šarnu. Jaunimui, bet praėjo tokią ilgą gerą stovyklą ilgametę pas Šarą, nors Šaras sako, nereikia čia manęs vadinti mentoriumi, mes kartu kūrėm, kartu darėm, jisai yra... Šaras yra šaunuolis, garbę atiduos, visą laiką pagarbą atiduos. Pasakė, sako, čia yra bendra kūrėjas, yra, ne, kad kažkoks čia mano mokinys. Tai kaip tau, Tomo? Žinai, aš kažkada, sakau, dar teko, žinai, vienoj vonioj su juo maudytis. Ten, žinai, nugarą gydžiausi, žinai, vertikalios vonios, tokia procedūra buvo, jisai atvažiuodavo, jis tuo metu Žalgirį turėjo Tubrų išvažą, kaip ir aš, ir atvažiuodavo vertikalios vonios, ten pratimai darosi to, žinai, baseiniukė maža. Praėjęs ir aš.
Ir tu praėjęs. Nu, čia visi vyrai, kurie normaliai sportavo, jie praėjo, žinai. Jo, tai, ne, nu, Masiulis visą laiką, man patiko, jis korektiškai, žiauriai geras bičias, žinai, aiškiai ten, ir protingas, žinai, ir gal per geras, suprantate? Nu jo, jis toksai biški toksai. Ir treneriui reikia būti svoločiui, biški būti svoločiui, biški būti hamui. Ir ne taip, kaip supranti Maskvytis. Maskvytis irgi rėkaudavo, visas toks kaip aš dabar raudonas. Jo, ryčkiai iš solariumų čia nepykit. Jo, Baroko net buvo pavadinta, supranti, bet visi jaučia, kad tai šuo, kuris loja, bet nekanda. Jeigu šaras atsirėks, tai visi supranta, kad sekantis jau bus blogai, gausi per ausį. Taip, taip, taip. O čia, žinai, tu reikia, atrodai piktas, bet visi puikiai supranta, kad čia tavo maksas, tavo lūbas. Čia tu iš vidaus. Nu, jisai turi parėkau, tegul parėkauja, o mes, nu, kaip žaidėm, taip žaisim. Tai va, tai Masiulis, jisai iš tikrųjų jis nerėkauja. Aiškiai, jisai ne taip, kaip Maskvytis, kur stengiasi rėkaut, bet neįkanda. Bet Masiulis kitais būdais dirba. Nu, ir iš tikrųjų turi nugaros šernių. Dėda, kuris gali riktelti irgi, kuris neblogas, ten turi tokių neblogų vyrukų. Nu ir kol kas aš apakęs iš tikrųjų, aš tikėjausi daug blogesnio rezultatų. Daug. Nu taip, man tas pats. Nes mano akim, žinai, iš tikrųjų mano akim, jie čia, mūsų visa ta, tai vadinama, nusamdyta, žinai, apmokama dažniausiai lažybų bendrovė, ne? Medija, krepšinio, žinai, tai ėdė Italą kiek galėjo. Kiek galėjo. Šaroje taip jis negalėjo. Ne, tai Šaras būtų jos pasiuntęs ir dar per... Tai jisai ir pasiūsdavo, nu tai yra ir legendinių klipų. Taip, kultūringai, bet jisai dar užkuliuose dar jausiai važiuotų, jie puikiai supranta. O čia Italas, žinai, iš kito pasaulio, inteligentas, jis nesikeiks. Jisai tave pastato į vietą, o tu, blemba, jautiesi, žinai, jis parodo, kad tu esi nulis palyginti su juo. Tavo žinios nulinės. Kaip jam pikta? Nu, žiūrų, tokiais kitais jaučiasi, o tas Italas pastovi jos durneliais parodo. Nu, tai kiek jie ten ėdė jį, ištisai, kur tik tai visur kišo pagulius į ratus. Nu ir ką, Žalgirio vadyba pasidavė spaudimui ir atleido. Ir atleido trenerių, kuris jau turėjo komandą, pagal kurį buvo renkama komanda nauja. Taip. Ir dar rinko be ir trenerio komandą ir tada atsivežė Masiulį. Nu, taip nesidaro. Taip nesidaro. Komanda, jeigu tu nori rezultato, tu vienas dalykas tęstinumas. Taip. Su Italu tęstinumas, ten, žinai, komandos sistema nesistato ten net ne per sezoną. Nu, aš tikiu, kad sekančiam sezone jau Italo komanda būtų labiau supratusi, dar labiau žaidusi, dar porą žaidėjų pasipildė, manau, aš tikiu, kad būtų buvę normaliai. Nes kodėl jį kiti Eurolygos treneriai ir žaidėjai tikrai už tai vertina. Ir jisai stoja pirmas eilėj, jeigu ten į kokį klubą ateis, ne? Ne dėl to, kad jisai ten nieko nemoka ir taip toliau. Kažkodėl nei Grajauskas nestovi eilėj ir trenerius, nei Šuliauskas. Jo, tai, o jie maždaug, žinai, jie protingesni. Jie protingesni. Jo, nu tai, aš manau, kad su Italu būtų gal, žinai, bet Tomas iš tikrųjų pranoksta lūkesčius. Jisai rodo, kad, nu, įmanoma, aš nežinau. Nu, neapsiriko, ta prasme, pasiteisino sprendimas, aišku, žinai, tas iš vadybinės pusės šnekant, mokėti treneriui atleistam algą toliau, žinai, nu, čia yra, nu, tokia... Nu, irgi absurdas. Toks prasimetimas vadybinis, kad baisu, nu, baisu. Bet, nu, vat, kada tavo Green White Boys valdo tavo, žinai, iš dalies administravimą, tai va čia ir išlenda nenumatytos išlaidos, žinai. Tai jo, šiaip aišku, žinai, paimkime štabą ir jisai būti. Ir ką, nu, vyrukai praėjo daug, žinai, stengiasi, dirba. Nu, man biškai keistas, žinai, iš tikrųjų, Janavičiaus paskirimas, jisai tik karjerą baigė, nei treniravo nieko, nei jis ten, žinai, nu, aš nežinau, žinai, aš nesu matęs, kaip jis ten dirba, kaip ką, gal viskas tvarkoja. Bet šiaip, žinai, toks paskirimas keistokas, nes jisai net su vaikais nedirba. Atėjo iš karto į Žalgirį įgūdžių trenerių. Nu, kokį ten pasiesi prašant įgūdžių. Nu, taip. Jisai kaip žaidėjas buvo labai LKL lygio,
ten retkarčiais už kokiam langę sulošdavo už rinktinę, nei metimo, nei, geras, aš tikiu, kad jis geras bachūras. Aš tikiu, kad jis geras bachūras, kaip ir Kalnietis buvo, super bachūras, geras. Ir Janavičius galbūt geras. Čia irgi savybė, kurios nepasvers. Komandos, žaidėjas. Bet įgūdžių treneris, aš atsimenu vieną bajerį iš interneto prieš 15 metų skaitytą ir iki šiol žvengiu atsiminęs apie Janavičių. Dabargi pasakei, kažkas komentarą buvo parašęs, kad vienintelis žmogus tikriausiai pasaulyje, kuris su kairė ranka varos į dešinę pusę. Atvėręs kamelį, tai šiek tiek, bet gerai, kiekvienas gali tobulėti, jeigu bachūras pasiruošęs tobulėti, išstauti iš kitų, viskas gerai, Tai šiaip, neblogai kol kas atrodo tikrai pakankamai žalgi, aišku, ir biudžetas yra nemažas ir viskas gerai, tais klausimais pas juos, čia tie rėmėjai atsiradė stebuklingi geri, gali savo leisti, areną gauna. Tai Eurolyga toks turnyras, prestižinis ir rėmėjams apsimoka, ir taip toliau. Jo žaidėjai tokie. Bet matai, kas liečia sudėtį, tai sakau. Čia mūsų ekspertai, tai jie, pas juos jie tokie ekspertai, jie gerai sulošia, staiga visi tampa super žaidėjais, sekančiai blogai sulošia, jau jie lokais tampa visi. Taip nėra. Nei viena komanda, nei vienas žmogus, nei vienas žaidėjas per vieną dieną ar ten per mėnesį iš gero į blogą ir iš blogo į gerą nevirs. Tam reikia laiko, tam reikia nuoseklaus darbo. Pavyzdžiui, jeigu nori būti blogas, pradėk gert, rūkyti, paleistuvauti ir per metus laiko tu tikrai pablogėsi. Bet ne už dienos, supranti. Faktas. O jie, supranti, tik sulošia Brazdėkį, jau pardavinėja, Lekšas jau Brazdėkį pardavinėja. Dabar Brazdėkis bum pradėjo mes, supranti. Tai jau dabar jau geras pasidarė. Grįžo. Grįžo. Sirvidį jie pastovi kelią, supranti, kaip snaiperį. Pažiūrėkit jūs Sirvidžio procentą pataikymą. Jisai, kai buvo Lietkabelį, kai pirmą sezoną lošė Lietuvoje po Amerikos, pas jį buvo 30% tritaškiai. 30% snaiperių. Tik tiek, kad jam ten leido viską daryti, LKL žemesnis lygis, jis ten galėjo ir prasiveržimus daryti ir jisai rinkdavo tos taškus, iš prasiveržimo, ne tik iš tritaškių. Bet Eurolygos lygis, jau jo prasiveržimo čia neužtenka. Jo plastikos, jos šuolio, jos taigumo čia neužtenka. Ir viskas. O jisai gynyboje irgi yra silpnas, kadangi jis nėra fiziškai lygis. Aš nesakau, kad jisai blogas žaidėjas. Galbūt jisai dar prasilauš ir taip toliau, bet šiam momentui jisai pervertintas. Netempintis, tai yra jo. Šiaip sakau, mane jis irgi stebina iš Amerikos grįžęs to fiziškumo pridėjęs. Gali sakyti, koks jis seniau būdavo išvažiavęs pacanas, nebereikalų jį ten išvežė. Snaiperių, aš galvoju, Robertai, dar snaiperių etiketė jam, kas priklijavo. Jo tėvas buvo tikras snaiperis. Agentai. Jis buvo snaiperis. Tai kaip aš dabar, snaiperių sūnus būsiu ne snaiperis. Kito kelio nėra. Aš galiu būti snaiperis. Turi geresnis už tėvą būti. Taip, bet ir jis visą laiką ant to ir dirbo, kad būtų snaiperis. Bet nei Amerikoje neturėjo jis gero procento to tolimų metimų, nei grįžęs. Dabar kartais iššauna. Jisai, man nepatinka, kaip jis meta, supranti, gali atėkti. Iki Macijausko, kaip iki Mėnulio. Ne, kad ir iki Milak. Kad ir iki Milak. Taip. Taip, Milaknis neturėjo ten... Jeigu jau lyginam, Gecevičių paimkim irgi, ar ne? Gecevičius metikas buvo. Taip, jie jautėm. Šitas toks, kaip karšto bulbė, buch paleidžia pataik, kaip Velička. Velička irgi tokius pačius traikus mėto. Tokius buch paleidžia, bulbę. Nueina kiauras, gali iš centro pataikyti, bet gali nepataikyti 5 iš eilės iš geros padėties ir viskas. Taip. Kaip sako, mes sakydavom savo laikais, 2 iš eilės pataiko tik geriausiai. Kartais jo 3-4 iššauna, bet tą stabilumą, tos 2 iš eilės varžybose, kaip tas pats Milakis. Kiekvienose varžybose tu padaryk. Jo, tu padaryk 2 iš eilės. O ne tai, kad kas 10 varžybas tu pataikai 2 iš eilės. Ar ten 5. Kas 10 varžybas tu pataikai 4, supranti, ten iš 5, iš 6. O kitas visas pataikai dabar lošia prieš Panevėžį lošia 1 iš 9 pataikė Sirvidis. Taip. Biški per daug metėjau irgi. Taip, jeigu tau nekrenta, tai tu biški ieškok kitų sprendimų. Tas pats Francisko iš tikrųjų labai stipriai pasikeitė, aš nustebau. Jisai, matai, prie Italų jis neturėjo
konkurentų, jis buvo vienas. Jis neturėjo, nu kas galėjo, ten Dovydas įkeisdavo, supranti, kas ten dar buvo žaidėjas, Lukas. Nu, Lukas kažkaip ir traumos ten buvo prasidėjusios ir viską. Nu, neprikėlė ir italų. Ir ką, nebuvo italų ką rinktis. Leido šitam prancūzui daryti, ką jisai nori. Taip. Tai jis irgi tokį avantiūrizmą siautė. Ten pas jį buvo pernai irgi kažkur apie 30%. Buvo rungtynių, kad jis irgi, kaip Sirvidis, 9 metų vieną pataiko. Ir toliau mės. No. Dabar, kai atsirado Gosas, žinai, kai atsirado Madolo, žinai, jisai jau ir pats jisai sulošė prancūzų. Tarp kitko, ką jisai kalbėjo apie italą. Sako, aš jam dėkingas, jis mane išmokė, kaip žaisti krepšinį. Aš daug dalykų supratau visai kitam lygiai. Ir paskui sulošė rinktiniai Prancūzijos ir dabar atėjo po rinktinės kitas žaidėjas. Pabrendė, žiauriai. Pabrendo labai stipriai protiškai. Jis nedaro avantiūrizmą. Jisai labai gerą prasiveržimą turi, startinį greitį šuolį. Jisai, jeigu reikia, ir nežinai, kaip jį laikyti. Ar jisai ar jisai prasiveržinės. Taip, va, tai... Apie prasiveržimą pasakyti. Ir jisai, tuos metimus dabar jisai tikrai meta ne taip, kad ten, paleisiu, gal pradės klysti. Ne, išlauktus. Pavyzdžiui, pradeda pajausti jau tikrai tada, kada jisai pataikys ir jisai labai stipriai pagerino pataikymą. Labai stipriai. Nes išlaukti metimai, tikri metimai. Taip, pataiko jau dabar gerų procentų. Prasiveržimą paminėjai, žinai, atsiminiau iškart kažkodėl Vatajusą, kažkuom prasiveržimo prasme primena Ednį. Ednį? Jo. Kažkiek va tokio gebėjimo. Jo, daug kaip ant spiruoklių. Atrodo, kad jisai nuo oro dar atsispiria. Daro žingsnį ore. Tai Francisko tikrai šitą turi, šitą panašiai. Jo, bet žinai, neaišku, kaip čia bus, žinai, tas vokietukas Malačius, man jisai visai patinka, žinai, stengiasi bičias Švickų ir matosi, kad jam nevienodai. Jisai tikrai, žinai, širdį įdeda. Vien tai, kai ten tą durną baudą jam ten užpaišė, kaip jis ten spyrė į stendą. Tai vyriškumą parodo, o ne atsitvardė. Pykti, kad blemba, aišku, Surigavo kaip vyras. Jeigu tavo koks nors lokas užmins ant kojos, tu jam duosi į nosį. Ir paskui sakys, čia Hamas, čia nesusivaldė. Tu nesusivaldė, daviau nosį ir viską. Pamoka visam gyvenimui. Jo, aš net nesivaldau, supranti, man padarė, aš iškart net nesivaldau čia. Gal man susivaldyti reikėtų? Ne, jis vyriškai pasielgė. Gavo komanda, aišku, štai bauda, bet, bet ten pažiūrėjau tuos rungtynės, tai ten iš tikrųjų neveltui ten jie kalbėjo apie teisėjus ir ten fokusų buvo. Neturėtų teisėjai gale tokių varžybų, taip mėtytis. Gal tas jo judesys ten su ta ranka buvo toks labai jau išraiškingas. Bet ar vertas trijų baudų? Pats netikėjo, kaip jis ten, maso, jo? Jis pats toliau žaidė, paskui išgirdo švilpuką, skauda. Sulūžo ranką greitai, žinai. Staigiai pajuto, pavėluota, žinai, lūžį. Bet gal sezono eigoje šitos varžybos duos naudos, žinai, ir pačiam Modolo. Ir kad Francisko dabar pakalbėjo, ten ir ne tik Francisko, žinai, ir kiti, žinai, kad su teisėjam biški kabrytę būkit, žinai, bėdiniai, bet Šaras irgi visą laiką darydavo spaudimą. Ne kartą yra sakęs, mums nėra pagarbos. Kai yra situacija 50 švilpia varžovo naudai. Tai viskas, jeigu lygios rungtynės, užtenka šitiek ir užtenka. Porą tokių švilpukų ir tu pralašai. Taip, 2 kamuolius atiduodi ir viskas. Duodi baudą dar mest. Bet dabar, kai biškiai ten rykti, žinai, gavo ten Francisko kažkokią baudelę, tai bet jau biškiai pradėjo nustoti tokius dalykus daryti. Jo, bet tai nereiškia, kad dabar bus lengviau. Komandos mato, kad reikia labiau, žino visi, kad, žinai, tos legendinės dabar jau frazės, visi moka žaisti, su visais reikia žaisti, kamuolys apvalus, čia tų žurnalistų tos primėtytos frazės, bet faktas tas, taip, kad Eurolygos komandos mato, kad Žalgiris šiemet yra top, kaip sakyti, toksai ginklas, su kuriuo reikia stipriai kovoti ir jau nieks lengvai neduos, nenusiteikę su Žalgiriu neišeis. Net su Asvelu, atsiprašau, net su Asvelu iš tikrųjų tu išeis nenusiteikęs, gausi nuo Asvelu. Tai čia net praktiškai nėra ne vienos komandos, su kuria tu gali nenusiteikti.
Antrą Jo. sudėtim gali žaisti, nėra. Ir žinai, ir dar ką, ir supranti, motivacija tokia, kai tu loši tą 2 savaitę, tai tu gali kiek nori motivuotis, tavo organizmą, kad pažadintų Nuovargis. organizmą. Taip, tu nepažadin, ne taip lengvai tas organizmas atsibunda. Jisai nori pasilsėti, jisai sako, aš biškai sulėtintam, dabar padirbsiu, pavažiuosiu 3 pavarą, nes aš negaliu. O čia bam tau primetė 15 taškų pliuso, tada įsijungia tą, žinai, tada tu pradėjai lošti. Kai dabar lošė su tais, su paskutinė rungtynė, ne, su Baskonė. Pralošinėjo, 3 kėlinukus pralošinėjo. Taip. 3 kėlinukus pralošinėjo, bet nepasidavė, išliko, supranti. Porą kartų tam buvo tie pabėgę iki 10 taškų net. Bet, žinai, atsilaikė. Juk Žalgiris nepirmavo, kai kol nepersverė. Nepirmavo, visas rungtynės atsilikinėjo. 3 kėlinius atsilikinėjo. Taip ir Lietuva vakar. Po 3 kėlinių išlygino. O 4 kėlinyje tie pavargo, žinai, biški, jie pabėga ir jos pasyvė. Bėga, atrodo viskas liuks ir vėl pasyvė. Žinai, kiek galime, žinai, ir pradėjo jam, o Žalgiris pradėjo kiečiau ginti, žinai, tie pradėjo klink gynybai. Ir viskas, neranda sprendimų, pradeda nervuotis, daryti klaidas ir viskas. O mūsiškiam atvirkščiai, padėjo kris metimai, žinai. Tai žinai. Pabaigoje tam pataikė tubelis 2 tolimus, kuris nemetikas irgi yra, žinai. Nors neblogai metą, negali sakyti. Ne, jisai charakterį turi, žinai. Sako, metimas yra charakteris. Nebijo, nebijo atsakomybės imtis, kaip ir Sargūnas. Nepabijo ant savęs pasiimti. Nes tu pasiėmi paskutinį metimą, arba tave ant rankų kels, arba tave sutryps. Jeigu tokio... Žinai, aš sakau, aš neturėjau nieko prieš tubelį. Iš tikrųjų, aš nesu toks nacionalistas, nors ir esu kaunietis, bet turiu vieną draugą, kuris ten, ką tu šitą durnių priėmė į komandą, čia, kuris ten apspjovė, žinai. Aš nieko jam nesakau, žinai, bet aš tokius dalykus nežiūriu. Mes galim padaryti klaidų gyvenime visi. Taip, jaunimas, kiek jam metų. O mes ir vyresniam amžiui dar padarom tų klaidų. Taip. Čia normalu, žinai, čia gyvenimas... Taip, klausyk, tai čia emocijos, čia... Bet ant jo, tu pradėsi tiek, taip, ant jo čia tiek važiavo, o jisai nebijo trajeką paleisti arenoje, ne, Kauno. O jeigu nepataikys, čia reikia turėti kiaušus. O jeigu nepataikys, viskas, tave suės su visais, taip sakant, tavo marškiniais. Užmėtis, O jisai paleido vieną trajeką, antrą trajeką ir ramiai išvažiavo. Ir staiga pagarba atėjo. Ir jau dabar dievinamas. Dabar dievinamas. Kažkai jisai ten su tubeliu ten kartais išmeta tos trumpus video kažkur, žinai. Ir man atrodo, Mačiulis prie jo prieėjęs Vidas klausė kažką, kaip čia su tais fanais, ar atsiprašė tavęs čia, žinai, ir kažką. Ir jisai maladėcis, nesivelia, žiūrėk, jisai žurnalistui... Nesivelia, jisai tas nesąmonės, jo. Jisai žurnalistui kažkuriam pasakė, sako, ne tavo reikalas apie mano asmeninį gyvenimą. Labai teisingai. Maladėc. O jie knyzos smegenys, jie bando iš visko padaryti sensaciją. Jiems nėra daugiau ką rašyti, jie apie triusikus, Lietuvoje, bet trečia tema politika, krepšinis ir triusikai, Taip. Tai, žinai, tai jisai vidui sako, kažkokia iš vis iš šono, sako, jo, tai nuolaidų padaro. Sako, tai fanai nuolaidų. Sako, einu parduotuvę, atrandu nuolaidų. Kažką tokio iš vis, kad tu atsikabink, nes Vidas irgi, žinai, tenas žurnalistas irgi... Ne, tai pas mus tokia, žinai, kaimo žurnalistika. Kaimo tokių pigių pletkų, žinai, paskalų žurnalistika. Kad tik ką nors ištraukt, kas ten suprastų. Tai tik pas mus čia, visam pasaulyje. Matom iš mūsų žvaigždžių dabartinio, ne, per visus kanalus rodomų ir vienas iš jų ten riekavo praeitą metą Žalgirio arenoje, ne. Tai iš kur jie iškyla? Iš triusikų kažkokių dramų. Skyrėsi, susiejo, tie apsikeitė, iš viso to tampa žvaigždėm. Visas tas mūsų visa ta ekonomika šitos dėmesio pakabintant Podaičių, Zygelį, Špygelį ir taip toliau. Tai jie ir ieško, jie žino, kad antraštę galės įkalti geresnė ir tada daug klikų bus. Viskas ant paprastai ir jie pas juos tą, žinai, paspaudimą iki dabar valdo. Dažnai antraštę perskaitęs, aš tiesą sakant... Straipsnis, kad tai nieko nėra, straipsnis. Nėra, net į tą temą nėra, net panašu visai apie kitą. Tai
Tai va, tai to galim dar apšnekėti tą visą mūsų krepšinio žurnalistiką. Tikrai prisimenant ir komentatorius, anksčiau, žinai, skambėt gali kaip senis čia, oi, anksčiau buvo ir tas, nu, bet buvo Kunigėlis, buvo Ropkė, va, Gaždiškis, mano kraštietis, ar ne, Petrauskas, dar vienas, kitaip buvo tie komentatoriai, kitokie, dabar jau šitie visi NBA, visi Ne, tai grajausi. šitie yra, žinai, aš tau pasakysiu, Robert, aš esu dar senesnės kartos, esu girdėjęs ir dabar, žinai, kai žiūriu kitas televizijas ten angliškai, žinai, ten kaip komentuoja, nu, blemba, nėra tokių idiotų kaip šitie, nėra nieko. Tokių idiotų nėra. Nebuvo pas mus ten tie lietuviai komentatoriai superiniai. Ten buvo kas Vladas Janiūnas. Buvo iš senųjų. Vladas Janiūnas yra krepšinio treneris. Buvęs, atsiprašau, amžinatis. Jisai Chomičiaus treneris. Pirmasis. Nu tai blemba, jisai visai kitam lygiai tą krepšinį supranta. Jeigu jis krepšinio treneris, reiškia jisai ir krepšininkas. Jisai ir supranta viską. Ir visą fiziką. Ką šitie bambukai tokie grajauskai supranta. Nu tai ką, jisai pilvo nepaneša, ką jis gali apie krepšinį. Tai žiūrėk, Kunigėlė sumatęs Klaipėdoje, jisai senais laikais prieš komentavimą 2-2 žaidžia arenui po kojinėmis iš viršaus kavą. Istorija ūgi nebloga. Robis Petrauskas, jis irgi mokyklos lygmenį žaistų, bet žaisdavo mes tą krepšinį, aš už jį jaunesnis, aš dar prieš juos ten kovodavau, prieš tos 10-okus, 12-okus, ten dar eidavom kapotis, irgi žaidęs, vis tiek, kad ir tam lygmenį tu žaidęs tą krepšinį. O dabar jie yra šitie visi tokie internetiniai. Aš ten, turiu tą futbolo puslapį, anksčiau vesdavau tos podcastus Kęstučio Lutožo, ir kalbėjom, apie mūsų futbolo komentatorius. Čia nors yra krepšinis. Komentatorių nėra, bet nors sportas yra, Lietuvoje. Futbolo nėra. O jie ten tokie susireikšminę futbolo komentatoriai, ten pradedant Kesminu, kuris yra tėvas viso komentavimo. Ten, tai sako, aš kalbėjau su Kesminu, sako, tu kur nors žaidėjai, sako, jo, tai čia. Kur sako, žaidėjai? Prelegentas? Kieme žaisdavau, sako. Blemba, hebra, jūs pasižiūrėkite į save, kas jūs tokie esate. Savikritikas. Prikta jam ir šikna, kas nors įspirti ir sait skūstit mamai, suprantate. Savikritikos ten nėra, ten tos. Ten tokie, svarbiausia, kad jie intelektualūs vadina. Jokas ima iš to jų, Paklausėjai dainą, kurią siunčiau prieš laidą. Vos nesivėmiau, turai sakant. Bet matai, kultūra. Ne daina. Ten net ne daina, ten supranti, aš aplamai repą tai vertinu kaip, velnio muziką, jeigu taip nuoširdžiai, kaip senukas. Nes, pažiūrėk, kokia energetika eina iš repo muzikos. Agresija, piktis, nepasitenkinimas pastovi. Karas ten sur, supranti, mes tokie, ir tie mūsų lietuviai, net ten tie sindikatas, ne? Mes tokie, hebra, tai sėdėkit savo patvorį ir dainuokite. Aš tau jie augina publiką aplinkų, kad publika irgi tokia būtų patvorinė tokia, potiltinė tokia, supranti, mes čia tokie, mes čia kieti. Aš tau išryškinsiu trumpai. Tu teisingai sakai, Robertai, niekam nerūpi, kad žmonės geresniais daryti, nes tai nenaudinga. Tai neapsimoka nieko. Hip-hopas yra, pradėkim nuo to, mano pagrindinė muzika yra repas. Tai atsirado iš priespaudos juodukams. Jie realiai, visi Ice Cube'ai, visi suiminėjami policijos būdavo, nes jie sakydavo, fuck the police nuo scenos ir taip toliau, jos persekiodavo, jos muždavo, jos daužydavo. Tai yra pasipriešinimo valdžiai muzika, tai yra šita visa kultūra, jie gatvėse šokti pradėjo, groti pradėjo, repuoti pradėjo ir jie sugebėjo išsukti šitą iki milijoninių verslų. Ką padarė mūsiškiai, GNG paimkim, seniau klausau iki dabar tos dainų tam tikrų, tik jau dabar, atėjo laikai nuo COVID ypatingai, kada kūrėjus turi atskirti nuo muzikos. Nes jau dabar baisu yra, jeigu tu žinai, kas kūrėjas, kaip jis elgėsi, ir klausyti jo muzikos rimtai nebeina. Repas, hip-hopas, sindikatas buvo, mes gersim savo alų, savo vokiečių gatvėje prieš duoką, jie irgi pradėjo nuo rezistencijos, tam tikros prieš politikų. O ką dabar jie daro? Jie dabar laižo subinę politikam, nes jie išlaiko politiką. Ir jie dabar sugriovė visą hip-hopo šitą reikalą ir šitie, kur tau šiandien siunčiau, jie stumė ant prezidento dar kažko. Tai tu stunk ant visų, bet ne, tu palaikysi ten tuos,
va čia, supranti, jau, nes tokioj šaleliai kaip mūsų, nu tu kitaip negali, nepalaikydamas tam tikros srovės politikos, nes negausi eterio, negausi nieko. Tai jie sugadino šitą, žinai, jo, bet nesiginčiu, kad hip-hopas, repas jis yra toksai, nu, tokio pykčio, rezistencijos, žinai, muzika tokia. Pykčio. Jo, Nu, žinai, dėl tų juodukų, aš tai, supranti, aš nežinau, aš Amerikoje nebuvęs, nežinau kaip yra, bet aš vienas dalykas, nesu didelis jų gynėjas ir nematau, ko jos ginti. Jeigu jos ten tai pultų, tai juodukai nebūtų multimilionieriai, tokie kaip ne, tai Jordanas. dabar nebėra to, jo. Jie neprasimuštų nei muzikoje, nei sporte, jeigu tikrai jos tai būtų engę. Nu, kas, va, tai čia iš tų laikų atėjo, kai dar Muhamedas buvo, kai va čia iš tų laikų, žinai, tas... Gal pradžioje, kažkada, jo, nu tada, kai neleisdavo į autobusą tavęs, į kavinę neleisdavo. Aš sutinku, kad tai buvo, jo. Ir tada, va, 80-ais prasidėjo va, tas hip-hopo šioks toks judėjimas, jiems gatvėje gavosi tas, kad jie suprato, kad jie gali perduoti savo žinią. Ten, nu vis tiek, jie prie ritmo, ne, juodukai visi ir taip toliau, ir jiems tas pavyko. O po to, va, aukso amžius repo buvo 90-ieji dar, iki 2000-ųjų makso, o po to prasidėjo jau ten tragedija. Ne, tai, nu tai seniausiai, jie ten skundžiasi savo teisę. Ne, tai čia jau yra naudojimas, žinai, dabar jau čia, o balti jiems leidžia, žinai, because I'm black, žinai, čia viskas, because I'm black, o balti dabar atsiprašinėja, žinai, juodų už tai, ko jie nepadarė. Apsiprašinėja, kad tu baltas dar turi atsiprašyti. Jo, tai vienintelė dabar, žinai, puolama rasė yra baltas vyras. Visi kiti yra, žinai, ginami ir taip. Jo, mes gal nuklydom. Mes čia galėsime daug pasakyti apie tai, bet nesakysim. Nuklydom nuo krepšinio. Čia tokiai pirmai laidai, aš dar kas klauso dar iki dabar, bandysim su Richardu padaryti, kas savaitinę, gal tą laidelę tokia, va, kaip tik praeina kažkoks ciklas, sužaidžia Žalgiris. Dar kas... Rinktinės lošio jau prasidės 4, man atrodo, gruodžio lošia su Makabiu. Tai grįšim prie Eurolygos ir žiūrėsim toliau. Rinkinė tai čia, rinkinė čia tie langai bus dar ten keli, bet, toks, žinai, čia, taip, tik tai palaikyti pokalbį, palaikyti kaip apie orą pažiūrėti. Aišku, kai tokį stebuklą sukuria, tai negali apie tai nepakalbėti, žinai. Bet sakau, vieno metimo būtų nepataikę ir būtų viskas. Taip. Ir mes neturėtume apie ką kalbėti. Mes neturėtume apie ką kalbėti. Ir patys sakytumėm, kad labai blogai sužaidė, nes blogai sužaidė, blogai žaidė, labai buvo nekaip, bet ta pabaiga tokia, žinai, kaip sako, nugailėtojai neteisiami. Tai norėjom, žinai, mes paprašyti žiūrovų, rašykit komentarus, pastebėjimus apie laidą, čia naujas formatas, kad ir biškį nuklydom į tą politinę pusę, bet tenksimės mes čia neliesti šito, mes norim čia pakalbėti linksmai apie sportą, apie krepšinį, šiek tiek pravedinti galvas, nes jau pavargom, visi nuo tos politikos, nuo tų nesąmonių, tai duokit pasiūlymų, ką mums reikėtų padaryti, ten Richardas kitam kartui į kamerą pasitvarkys, nebe iš soliariumo darys, viskas tvarkoja. Galvojam, duokit atsiliepimus, svarstėm gal ir gyvai pabandyti padaryti, gal netgi, žinai, sakiau tau, gal netgi galėtumėm, jeigu gyvai kažkas būtų, norėtų prisijungti, numesti žmogui nuorodą Zoomo ir pasijungtų, pakalbėti, galima iki tiek pagalvoti variantų. Tai o tokiai pirmai laidai norėjom tiek apšnekėti, sakėm, dar paliesim tos žurnalistus, kažkiek jos palėtėm, nes iš esmės... Nereikia plėsis, mes turėsim dar progą, jie dar prisikalbės tiek, kad mes turėsim ką. Čia kaip mes politikos, kai darom laidą, sakom, prasideda Seimo sesija, gerai, turėsim ką šnekėti, taip ir čia. Yra jų darbas ir mes turėsim ką pašnekėti ir apie juos, nes jie labai mėgsta apie kitus šnekėti, mes apie juos pakalbėsim kartais. Tai va, aš nežinau, šiandienai kaip ir tikriausiai užtenka, neįvadiniai laidai tokiai, apiplirpiam, ką galėjom, duokit pasiūlymų, rašykit komentarus, pasakykit, ką dar galim pridėti, pagerinti prie tų minčių, ką išsakėm. Ir iki kitų kartų panašiai mes matysim, vėlgi išleisim panašiai už savaitės. Jo, aš manau, kad toks penktadienis visai tokia nebloga diena, man asmeniškai irgi. Mes ją pažiūrėsim, po laidos pasitarsim, ar šiandien iškart paleidžiam, ar šeštadienį galim palikti, čia tas dar klausimas toksai. Nėra skirtumai iš man asmeniškai, įdomu ten žiūrovai, kaip pasakytų, bet koks skirtumas, jei mes negyvai darom, tai jie gali bet kada.
Tai va, Gerai, tai ko tada? ačiū Ačiū Ričardai visiems tau, kad žiūrėjusiems, ačiū prisijungiai. Robertai, ačiū Robertai Ačiū. tau, ačiū visiems žiūrėjusiems iki sekančio karto. Jo, iki kitų kartų ir gero savaitgalio visiems. Sudie.